Ir aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą guodėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičių. Sandora, labą dieną. Malonu matyti. Jo, prašom, sėskitės jo. Ir mūsų tema, kaip sakau, mes žiūrėjome Izaijo pranašystės Jeremijo apie sandorą. Taip, nauja sandora. Senas testamentas. Ir šiandien ryte nuostabią eilutę paskaitė Jolanta Nepes iš Zacharijo pranašystės. Iš Malachijos, ne Zacharijas, prašau, Malachijos. Jo, mes skaitėm Zacharijo. Ir kai mes žiūrime antradieniais, ketvirtadieniais, skaitome mažosius pranašus, tai taip nuostabiai viskas atskleista. Bet dabar šiandien, ta paskutinė tema apie sandorą, aišku, gal dar būstus, neišsenkanti tema, nauja sandora. Bet dabar pažiūrėkime į patį Jėzų, į jo ateimą. Kai jis atėjo, Jonas Krikštytojas turėjo paruošti jam kelią. Ir Morkaus Evangelijoje, 1 skyriuje, čia pasakyta, 14 eilutė, kai Jonas buvo suimtas, Jėzus atėjo į Galilėją ir skelbė Dievo karalystės evangeliją. Matot, nauja sandora susijusi su tuo, kad su evangelijos skelbimu. Gera žinia. Ne štai, kas yra gera žinia, kas dabar yra kokia Dievo valia. Ir čia pasakyta sekančioje eilutėje, atėjo metas, prisiartino Dievo karalystę, atgailaukite ir tikėkite Evangeliją. Atgailaukite ir tikėkite. Ir mes šiandien žiūrėsim šiek tiek, jau dažnai tas žodis metanoja, ne minčių pasikeitimas. Bet esmė, žiūrėkite dabar, kas yra Evangelija? Jeigu trumpai. Geroji naujiena. Geroji naujiena. Taip, apie ką ta geroji naujiena? Ir mes čia turim tokių dalykų daug, ne tik, kad su patirtim, ar ne, su visais pergyvenimais, trokštame skelbti Evangeliją, liudyti Kristų. Pirma, tai kad jam būtų atleistos nuodėmės, kad žvelgdamas į Kristų susitaikytų su Dievu. Tai yra geroji naujiena. Bet šiandien, kai pažiūriu šitas eilutes, mes matysime dar, kad geroji naujiena yra pats Kristus, bet ne tik pats Kristus, taip Kristus, bet kad jis dabar gyvena mumyse. Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, mes turim santykį, turim ryšį. Štai kas yra gerosios naujienos centras. Taip, atleistos nuodėmės, taip, tu išgelbėtas, tai nuostabu. Bet tikslas, tam, ką mes sukurti, kad maitintumės dabar iš gyvybės medžio. Ir čia kaip ir pasakyta, atėjo metas, prisiartino karalystė. Ne už 2025 metų, bet atėjo. Atgailaukite ir tikėkite gerą žinią. Ir šiandien, matote, kaip Senam testamente mes matom, taip, Dievas yra ryjantis ugnis, jo charakterio bruožas padarytas su sandora. Sandoros kalba tai reiškia, Dievas ima rykštę savo tautai, tai, kas buvo sandoroje. Taip, ir jis yra ryjantis, mes šiandien žiūrėsime apie tai. Bet supraskite, būtent, ką reiškia, kad Jėzus gyvena manyje? Bendrauju. Bendrauju ir kaip Jėzus bendravo, taip ir mes bendraujame. Mes bendraujame kaip? Pavyzdžiui, mano ryšys su Jolanta, su žmona, tai yra tas artimas ryšys. Su vaikais, su draugais. Ir tame ryšyje, yra kažkoks, kaip ir tikslas, Aišku, ir anksčiau tai būdavo kažkoks, reikia turėti šeimą, reikia turėti vaikų. Bet dabar tu matai, kad tai yra ta Dievo paslaptis. Santykiai atsiskleidžia meilė. Ir kai šiandien žiūrime, pasižiūrėkime grįžkime į Jono Evangeliją, nes Jono Evangelijoje, kaip pradžiai ir minėjau, kad tai yra tas aiškus suvokimas, apreiškimas Jono pasakyti tikintiesiems, kas viskas vyko tuo metu per Jėzų, per jo žodį. Ir žiūrėkite, 1 skyrius, 32 eilutė, čia kai Jonas Krikštytojas, jisai sako, paliudė sakydamas, aš mačiau dvasią lyg balandį,
nusileidžiančią iš dangaus ir ji pasiliko ant jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane siuntė krikštyti vandeniu, man pasakė, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, bus tas, kuris krikšti šventąja dvasia. Ir šiandien, kodėl sakau, liktų su jumis per amžius tiesos dvasia. Va ta tema, tas tikslas, tiesos dvasia, šventoji dvasia mes daug girdime, bet dabar tai, kas liečia mūsų santykį, kasdienybę, dabar. Ar ne va tas liudijimas, nes Jonas matė dar liudijimą ir sako, žiūrėkit, 34 eilutė, aš mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Tuo metu tikėjimas ir išraiška. Jis turėjo paliudyti, pasakyti, dabar aš pažįstu. Pažiūrėkite sekančias eilutės. Kitą dieną vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs einant Jėzų jis tarė, štai Dievo avinėlis. Prieš tai atsimenat Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Nuodėmė yra atskirimas nuo Dievo, taip? Ir dabar jis panaikina, nėra atskirimo, yra susijungimas. Ir supraskite, kai jis tai sako, dar kartą, taip sugrįžt prie tos situacijos. Buvo Jono mokiniai, buvo Jėzaus mokiniai, o kai jau bažnyčia kūrėsi, pamenat, korintiečiams laiške, buvo daug visokių. Apolo, Kefo, Petro, ten Pauliaus, Jėzaus, visi atskiri mokiniai. Mokinystė, mokiniai. Bet čia žiūrėkite, šitie mokiniai, Jono, dabar jie kažkokį turi kitokį mokymą. Štai kas yra trejybė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, kai veikia mumyse. Moko, tai reiškia patyrimas. Aš patiriu Dievą. Aš turiu sąjungą, santykį su juo. Naujas santykis, nes nauja sandora. Senas santykis pasakytas ant to, kad aš turiu kažką padaryti, aukoti ir taip toliau, netgi atgailauti. Bet dabar Dievas keičia mane. Dievas keičia mus, kai mes pamatome Kristų. Ir vėliau žiūrėkite, kas vyksta. 37 eilutė. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nusekė paskui Jėzų. Tai reiškia, paliko Joną. Priėmė naują mokymą? Ne, kažkas daugiau. Pažiūrėkite, kaip viskas apreikšta. Jėzus atsigręžęs ir pamatęs jų sekančius klausė, ko ieškote? Ir atsimenat praeitą kartą, kai mes Jono 18 skyriuje skaitėm, kai atėjo Romos imperatoriaus kariai ir kunigo, tai reiškia religinio elito atstovai. Jie atėjo Jėzų suimti, bet Jėzus to pačio 2 kartus paklausė, ne? Ko ieškote? Čia tikinti žmonės, bet žiūrėkite, bet kokia esmė, ko ieškate, jie sakė, rabi, tai reiškia mokytojų, kur gyveni? Jis jiems tarė, ateikite ir pamatysite. Jie nuėjo, pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą, tai buvo konkretus laikas bendravimo. Bendravimo su Dievo sūnumi. Šiandien, kai jau ne viskas tai atlikta ant kryžius, kai mes matom, kad Jėzus prisikėlė, jis nugalėjo mirtį, nugalėjo nuodėmę, mes turim šitą bendravimą. Kaip ir vizitą prieš tai minėjau, ne? Turėjom trečiadienį susitikimą ir pradžioje mums atrodė, keisti tie dalykai, keista organizacija, keisti žmonės, ir ne, bet einam pabendrauti, pakalbėti, pavalgyti. Ir ta moteris, ne Diana, kuri tarnauja kalėjimuose, jinai taip atsiskleidžia meilė Kristui, o tas ėjimas į kalėjimą ne dėl kažkokio pliusiuko, ar ne, bet iš meilės Dievui. Ir čia griūna visokios sienos, ne ta denominacija, ne ta organizacija, nėra šito. Tu matai, tu ateini bendrauti. Ir šis sakau, pamatai, kur jis gyvena. Matau dabar, va tuose sesė, ta brolis buvo, ne, tai, tokia delegacija, juose gyvena Kristus. Matau dabar, kai bendrauju. Ir va čia griūna tie mūsų stereotipai, mūsų kažkokios tvirtovės. Nes tu turi dabar santykį su Tėvu. Ir va štai kas yra Evangelija. Dar kartą, tai reiškia Jėzus tavyje, o tai reiškia visa trejybė tavyje. Dar žiūrėkime šitas eilutes, bet nuo ko mes ir pradėsime, ne, nuo ko pradėjome. 14 skyrius Jono Evangelijai. Ir pamenat, 14, 15, 16 skyrius, jis yra ypatingas, paskutiniai nurodymai mokiniams ir tada
17 malda. Ir dabar žiūrėkite, dar kartą 16 eilutė. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą guodėją, kuris liktų su jumis per amžius. Niekada tavęs nepaliks. Šiandien skaitė Malachijos pranašystę, ne? Jis padarė brangenybėmis, todėl kad sumokėta brangiausia, kas įmanoma. Ne? Jėzaus kraujas buvo pralietas už mūsų nuodėmes. Ir tada čia pasakyta tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti. Matote, žmogus, va čia kaip išmokti, apipavydalinti, geriausia turėti išsilavinimą, dar nieko nereiškia. Ne? Negali tu tai priimti. O kaip gali priimti? Jis sako, žiūrėkite, jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Bus jumise. Tuo metu sakė mokiniams kaip pažada, bet tai įvyko realybė, tikrovė dabar, kai jau nauja sandora, įeinam į naujus santykius su Dievu, kur nėra atskirimo, bet yra susijungimas. Tu myli. Ir tu meilė jau žinai, suprasti, ką reiškia meilė. Reiškia, kad jis yra geras. Taip, jis buvo tas, kuris paima rykštę. Senam testamente, kas turėjo sandorą, bet per Kristų atsiskleidžia tobula meilė. Tad kaip čia gali būti, reikia kažkaip suderinti nereikia. Pažiūrėkite toliau. Nepaliks jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Našlaitis, mes suprantame, kad žmogus, kaip jau ir kalbu, įsigimsta į šį pasaulį, jis turi didžiausią deficitą ne tik kad maisto ar kažkokio rūpesčio, jam reikia tobulos Dievo meilės. Kad gyventų tai, va tas gyvasis vanduo. Ir toliau, kai mes skaitome 15 ir 16 skyrių, pažiūrėkite, 16 skyrius dar labai svarbi 13 eilutė, 16 skyrius čia, apie tą patį sakoma, ne? Apie tą asmenį, trejybę, tai, kas Senam testamente dar buvo uždengta. Bet per Kristų tai atsiskleidžia. 16:13, kai jie ateis jie tiesos dvasia, jūs jį įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš, kas dar turi įvykti. Matot, kalbės, išgirs, praneš, kas turi įvykti. Ir kai Jonas rašė Evangeliją, laiškus, apreiškimo knygą, įvyko alfa ir omega. Padarė visą savo darbą, tai reiškia, kad būtų nauja sandora. Šventyklos nebeliko, akmens ant akmens, dabar yra sąjunga. Dabar yra santykis tikinčio, kuris įeina į tos santykius, kuris patikė Evangeliją. Ir čia žiūrėkite, ką jinai daro šventoji dvasia. Pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Visa, ką turi tėvas, yra mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Matote, ir toliau, kai mes kalbame, Seno testamento kalba ir Naujojo testamento kalba šiek tiek skiriasi, mes dar prieisim, vėlgi sakau, ta reikalinga rykštė. Naujam testamente rykštės nereikia. Tai kaip nereikia? Taigi reikia, Dievas auklė, bet auklėjimas pastatytas ant visą kito aspekto. Nes matote, Senam testamente, kai žmonės darė tos ritualus, atliko kažką tai, kai vėlgi žiūrėjo į tam tikrus gamtos reiškinius ir bandė suprasti Dievą, kaip sakau, perkūnas griaudžia, reikia paaukoti, kad būtų derlius. Ne? Ir Seno testamento kalba Dievas atskleidė save. Bet kai atėjo Kristus, žodis tapo kūnu, mes matome kažką kito. Mes matome sąjungą. Ir dabar žiūrėkite 17 skyriuje. Tai yra, kodėl Jono Evangelijoje ten tiek svarbu, visas skyrius kalba apie, tai yra malda. Ir daug kartų, aš neskaičiavau kiek kartų, bet daug kartų, Jėzus kreipėsi į Dievą Tėvę. Nuostabiausias ryšys. Pažiūrėkime, 17:1. Tai pasakęs Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda. Pašlovink savo sūnų, kad ir tavo sūnus pašlovintų tave. Jėzus laukė. Jis žinojo, kas nutiks. Mes skaitėme jau 18 skyrių praeitą kartą, ne? Praeitą savaitę ir matom, ten buvo baisiausias įvykis turbūt, ne? Sumušė, tyčiosi, spjaudė, kankino, nukryžiavo.
Bet žiūrėkite, Jėzus kokia yra nuostata ir koks bendravimas. Tėvas niekada Jėzus nepaliko. Netgi kai jis sušuko, kodėl mane apleidai. Trejybę neįmanoma išskirti. Tuo metu buvo tai. Ir pažiūrėkite toliau. Tavo sūnus pašlovintų tave, nes tu davė jam valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi jam davęs, jis teiktų amžinai gyvenimą. Tu turi dabar amžiną gyvenimą. Ir tai yra amžinasis gyvenimas, trečia eilutė, kad jie pažintų tave vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstą Jėzų Kristų. Pažintų, čia nereiškia universitetas, koledžas, seminarija. Pažintų, tai reikia, mes ir kalbėjom, tai bendravimas dabar. Per Kristų tu patiri. Tu myli jį. Tu supranti, kad aš nevertas jo. Ne, aš toks, bet tu pamatai jo meilę. Jis apkabina tave. Ir štai žiūrėkite, čia sako, pažintų ir teiktų amžiną gyvenimą. Suprantat, šitos paslapties esmė kokia yra? Paslapties, trejybės paslapties. Kai tu turi amžiną gyvenimą, tu eini ir žmonės mato amžiną gyvenimą. Kodėl? Nes mes turime Kristų. Mes turim trejybę. Mes, kaip aš sakau, mūsų kalba jau yra kitokia, ne Seno testamento kalba akis už akį, bet atsuki skruostą. Yra gailestingumas, malonė, meilė. Ir, Paulius dar sako, Kristaus protą turime. O kokie mes protingi? Ne. Tai, ką mums davė. Mes rodome dabar. Va tai ne tai, kad rodome, liudijame. Ar net žodis liudijimas. Tu tai turi savyje, nuo to santykio. Ir štai kodėl, kai mes ir šiandien skaitėm Malachijo pranašystę, mes esam brangenybės. Tu esi brangenybė. Nes už tave sumokėta didžiausia kaina, o tai yra meilė. Štai ką tu pažįsti dabar, tu pažįsti meilę. Ir Evangelija tai yra Jėzus su mumis, Jėzus su manimi. Ką reiškia Emanuelis? Su manim ir manyje, ir aš jame. Va štai čia yra atsiskleidžia taip meilė. Suprantat, požiūris mūsų einant laikui keičiasi koksai. Kai mes pažįstam, bendraujam tėvą, mes pamatom, koks jisai. O koks jisai? Jisai geras, gailestingas. Ir dabar klausimas, bet jeigu tai paimt, netikėtai taip. Ką tėvas Dievas mano apie tave? Ir čia mes galim prisiminti, aišku, tada fizinį tėvą. Ne, aš galiu prisiminti, netikęs, kai kada būnu, prisidirbau, toks, ne. Kaip Dievas mato tave, per Kristų, tai, ką jis atliko, nuplautas, nuvalytas, švarus. Tai ne tu padarėjai, oi kaip aš stengiausi, pasninkavau, ne, tai jis padarė. Kristus ant kryžiaus, jis nuplovė tave, apvalė. Ir suprantat, va čia ir tu matai dabar, koks yra Dievas, geras ar piktas. Ir kiekvienas mes turime kažkokių tai asociacijų, ne, aš atsimenu pirmą kartą, aš nesimenu, ar bažnyčia, ar ten koplytėliai prie kapinių kaime, man atrodė Dievas labai piktas. Kažkas tai jis pasiruošęs man tai trenkti. Ir aš mačiau savo fizinį tėvą. Nesakau, kad dabar tėvas mano blogas, bet Dievas taip leido pamatyti. Bet mes pamatom Kristų, kokį mes pamatome? Dievą gerą. Va štai Evangelijos esmė ir sandoros esmė, kad tiesos dvasia, suprantate, tai ne tik, kad kažkokia dvasia ir viskas, vėjas. Ne, tai kas dabar turi santykį, kas moko tave? Patepimas moko. Ir tai yra skirtingas dalykas negu Senam testamente, kur buvo mokymai, va kaip Jonas Krikštytojas turėjo mokinius, bet jie atėjo pas Jėzų. Jie pamatė, jie patyrė, jie prisilietė prie to, jie galėjo tai pamatyti. Ir šią savaitę, sekmadienį, po veikliųjų žmonių susirinkimo, prie manęs priėjo vienas vyrukas ir klausė, paprašė maldos dėl rūkymo, kad Dievas išlaisvintų, jis daug metų rūko. Ir iš tikrųjų tas noras, aišku, ir pakalbėjom, ir pasimeldėm, viskas tvarkoja, bet toj kalboj labai matosi santykis. Nes aš ir klausiu, o kaip pas tavęs santykis su Dievu? Sunku, būna sunku, bet kaip jis pasireiškia? O kaip santykis su kitais žmonėmis? Bendruomenė, bažnyčia. Ir ten pradėdama, aš nesakau, kad kiekvienas mes perina per tai, kaip ir tas žmogus. Aš pamačiau, jame save. Problema dabar rūkymas. Palauk, nerūkymas problema.
Čia yra tik pasiekmė. Tai yra, nes Dievas tave priima ir rūkantį. Bet Dievas keičia, Jisai daro pakeitimus nuo santykių, nuo bendravimo. Bet tas, matote, keičia, kaip tas žodis, kaip sakau, Naujajame testamente metanojame dažnai atgaila, bet jis yra didesnis, jis yra gilesnis negu vien atgaila. Tai Dievo veikimas tavyje, Dievo trejybės veikimas tavyje. Pamenate, Luko berods 19 skyriui apie Zachiejų. Jis užlipęs į viršų, žiūrėjo į Jėzų, girdėjo Jėzų. Ir kas įvyko, sako, lipk čia žemėn, apačion, ateisiu pas tave. Į tavo namus. Tai reiškia, į tavo gyvenimą. Štai kas yra metanoja. Ir matome, Zachiejus pasikeičia. Jis išdalina pinigus ne dėl to, kad dabar taip reikia daryti, todėl, kad jis turi santykį su Dievu. Ir kai mes matom visus kitus žmonės, Naujam testamente, pavyzdžiui, apaštalas Paulius, tas pats, žiaurus toks palyginimas, bažnyčios persekiotojas, uolus religinis fariziejus, bet susitinka su Jėzumi ir kas įvyksta? Pamato, kad Dievas geras, mylintis. Tada buvo jis uolus, jisai skaldė, jisai persekiojo, dabar myli. Ir aišku, Dievas jį tam panaudojo, kad būtent ta Evangelija būtų paskelbta. Gera žinia, tas suvokimas, tas apreiškimas duotas apaštalui Pauliui. Kai įvyko ta metanoja, tai reiškia tas keitimasis, Dievas jame veikia. Kaip ir jis laiške Galatams sako, ne aš gyvenu, o Kristus gyvena manyje. Tai ir įvyko tas susilietimas. O sūnus Palaidūnas, pamenat? Ką jis padarė? Jis nieko nepadarė. Jisai suvokė savo padėtį ir Dievas tėvas, kai jis apkabino, kai jis jį aprengė kitais rūbais, uždėjo žiedą. Kas vyksta? Pasikeitimas. Jis nelieka sūnum Palaidūnu. Jis įeina į bendravimą, į naują santykį, kuris dabar mėgaujasi tą vakarienę, mėgaujasi to bendravimą. Kaip mes ir trečiadienį mėgavomės bendravimu su kitais tarnautojais. Bet tai yra bet kada. Tai ne tik, kad su tarnautojais, tai su šeima, su vaikais. Visada sutinki žmogų, netgi ir piktą, bet tu mėgaujasi, nežinai, kad Dievas turi jam planą. Dievas myli jį. Ir štai Seno testamento kalba, dabar sugrįžkime mes trumpai į Seną testamentą, Izaijo 9 skyrių. Ir dabar aš norėčiau, kad šitos 9, 10, 11 taip skyriui čia pamatyti tą perėjimą. Sandoros. Kodėl buvo reikalinga duota nauja sandora? Pažiūrėkite, Izaijo 9:2. Ir čia, jeigu ketvirtadienį, kai mes skaitėme, antradienį, Nahumo pranašystę, negrįšim dabar, bet prisiminkime apie tuos erškėčius, apie tai, kas turi sudegti. Ir kas tie erškėčiai? Tas augalas, kuris badosi, ir jis turėjo būti sudegintas. Tai yra sandora sena, pagal įstatymą, o tu kaltas. Ir tavęs neišgelbėti, turi palikti. Dievas daro visą naują. Ir dabar žiūrėkite, antra eilutė, tauta gyvenusi tamsybėje išvydo didžią šviesą. Gyvenusiems mirties šešėlio krašte sušvito šviesa. Ir čia mes matom, ir mato ir Luko Evangelijoje šitą cituojamą eilutę, jis ateina, Jėzus. Tauta gyvenusi tamsybėje. Ir dabar žiūrėkite, kaip veikia naujoji sandora. Toliau. Tu padauginai tautą ir suteiki žmonėms džiaugsmą, jie džiūgauja tavo akivaizdoje, kaip džiaugiamasi pjūties metu arba dalijantis grobį. Tu sulaužiai tautą slėgusi jungą, žmonės plakusią rykštę, jos prispaudėjo lazdą kaip Midijano dieną. Pamenat? Mes kai skaitėme Nahumo pranašystę, ten turėjo būti, ten asirai. Problema, atrodo, buvo, jiems teismas, iš tikrųjų tai nesirams. Tai tautai, jeigu žiūrėsim dvasiškai. Tai kas vadinasi Dievo tauta, Izraelis, kovojantis su Dievu. Jisai kovoja su Dievu, jis toks ryšys buvo Seno testamento. Bet sako, sulaužysiu plakusią rykštę. Sulaužysiu. Ir toliau, šitą žymesias eilutės, kuriuos skaitom pastoviai, Izaijo 9:6, kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas ant jo peties viešpatavimas. Jis vadinsis nuostabusis, patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Štai koks yra dabar Dievas, trejybė.
Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovydo sostą ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybę per amžius. Kareivių viešpaties uolumas tai padarys. Matote, tai padarys. Ateina Jėzus. Izaijo 9 skyrius apie tai kalba, ne? Ir daro. Padaro tai. Matote, netgi teismo esmė, tai kaip mes ir žiūrėjome, ne? Jie sukilo. Politinė ta valdžia, religinė valdžia turėjo tikslą suimti, nukryžiuoti. Bet įdomi, kad tai Dievas panaudojo. Atsimenate, ne? Netgi tas Kajafas, toks nedoras kunigas, jis atliko pilnai auką, tobulą auką. Tada sunku suvokti, kaip tai įmanoma. Pažiūrėkite, dabar 10 skyrius, 17 eilutė. Izraelio šviesa taps ugnimi, jo šventasis liepsna. Per vieną dieną jis sudegins ir sunaikins usnis ir erškėčius. Kas ta Izraelio šviesa? Čia dabar komentarus galime net nežiūrėti, suprantame, ne? Kad yra Jono 1 skyrius 1 eilutės. Jėzus Kristus atėjo. Dievo sūnus. Ir ką jisai padarė? Tapo ugnimi, jo šventasis liepsna. Per vieną dieną sunaikins ugnis ir erškėčius. Va ta ugnis, tie erškėčiai, nes dėl to, kad buvo tas jungas, sandoros jungas. O Jėzus sako, ateikite pas mane. Aš jūs atgaivinsiu, mano lengva našta. Jungas koks pas jį? Sunkus? Ne, kitoks visai. Visai kitoks. Pažiūrėkite dar, kad būtų aiškiau čia pat. 10 skyriui nuo 25 eilutės. Nes dar trumpa valandėlė ir mano rūstybė bei pyktis pasibaigs juos sunaikinant. Ką sunaikinant? Va tuos nedorelius blogiečius. Ne. Sandora. Supraskite. Sąjunga buvo sudaryta su jo tauta, kurie pavertė va tą vidinį troškimą Dievo į išorę tik į ritualus. Ir štai todėl, sako dabar, pyktis pasibaigs. Toliau sekant iltai, tada kareivių viešpats pakels prieš juos rimbą ir smogs jiems, kaip smogė Midianui prie Orebo uolos, jis ištiesė savo lazdą virš jūros, kaip tai padarė Egipte. Ta diena jų našta bus pašalinta nuo tavo pečių ir jungas nuo tavo sprando ir patepimas sudaužys jungą. Atsimenat Senojo testamento kalba, ką reiškia patepimas, ne? Patepdavo liejimo aukas, net jeigu paimti tą aukojimą, patepimas tai buvo labai svarbu, patepdavo karalius. Bet dabar mes žiūrime Naują testamentą, kas yra patepimas. Tiesos dvasia. Tiesos dvasia. Ir dar čia pat, pažiūrėkime 11 skyrius 1-2 eilutės. Iš Jėsios kelmo išsprogs atžala. Nu kituose vertimuose išdygs atžala. Ne? Tai reiškia, tai usnys, erškėčiai sudeginti, išdygs atžala, iš jo šaknies išaugs šaka. Viešpaties dvasia bus ant jo, dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės. Bijoti viešpaties jiems bus džiaugsmas, jis teis, ne kaip akis mato ir pasmers, ne kaip ausis girdi. Atkreipkime dėmesį, išminties ir supratimo dvasia. Matote, kai žmogus paliestas Dievo, kai jisai patiria jo malonę, pamato, koks Dievas geras per Jėzų Kristų, jame jau tai vyksta. Tu gauni Kristaus protą. Tada, wow, koks dabar protingas, ne, tavęs nėra. Jis yra. Jis yra veikia, tai yra sąjunga, tai yra santykis. Tai yra taip nuostabu. Dabar tai viskas keičiasi. Ir supraskite, kai mes skaitėme, ne, čia praeitą kartą, kai žiūrėjom į Jeremijo pranašystę, ne, 31 skyrių, ir taip pat, dar kartą žiūrėkite čia 27 eilutę, grįžkime dar 27 eilutę, Izaijo 10. Ta diena jų našta bus pašalinta nuo tavo pečių, jungas nuo tavo sprando, patepimas sudaužys jungą. Ką reiškia patepimas sudaužys jungą? Jungas Senojo testamento labai aiškus, galima, negalima. Pati pradžia. Jie maitinosi iš gėrio blogio pažinimo medžio. Tai yra parodytas tas nuodėmės mirties įstatymas. Stenkis bus viskas gerai, bet tas stenkis bus gerai, jie turėjo matyti Dievo charakterį.
O dauguma nepažino charakterį, tik taip stengiasi atlikti. Tai natūralu, tai žmogiška. Kaip ir Paulius sako, aš noriu daryti gerą, prilimpa blogą. Ir štai dabar ateina Kristus, ką mes šiandien skaitom. Jis atėjo. Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir kai Jonas čia rašo, ar ne, žiūrėkite dabar, pasaulis neįstengia priimti, jos nemato ir nepažįsta, jūs ją pažįstate. Yra su jumis ir bus jumise. Bus jumise, bus santykis. Ne tik aš dabar žinau, aš išmokau Jėzus manyje. Ne, aš turiu santykį. Aš turiu kvėpavimą, aš turiu alsavimą, aš turiu bendravimą, turiu mokymą. Tada kaip turiu mokymą? Tai ką vėl mokymą? Jis moko. Trejybė. Aš matau, kaip trejybė veikia, kaip ką tik skaitėme Jono 18 skyriuje, 17 skyriuje, ne? Dar kartą sugrįžkim 17 skyrius, ta malda, dar kartą. Pažiūrėkime grožį. Ką čia galim išmokti? Tėvas bendrauja su sūnum, sūnus su tėvu, šventąja dvasia. Kai jisai sako, 17:2, nes tu davėjam valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriam esi davęs, jis teiktų amžiną gyvenimą. Va teiktų. Tuo metu mes matėm tą bendravimą. Ir jeigu skaitytume 17 visą skyrių, visą perskaitytą, ne, dabar laiko nėra, bet Jėzus nuolat daug kart kartoja, tėve. Ne šiaip su čia Jonas parašė taip, ne? Nes tai yra tas trejybės paslaptis. Dabar pradeda veikti ir paskutiniai žodžiai, pasižiūrėkite. Patys paskutiniai žodžiai 17 skyriaus, tai reiškia, iš tai maldoj. 3 eilutės tos, 24 eilutė. Tėve, aš noriu, kad tie, kuriuos man davė, taip pat būtų su manimi ten, kur aš esu, kad jie matytų mano šlovę, kurią man suteikė, nes pamilai mane prieš pasaulio pradžią. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, kad tu mane siuntei. Ką jie pažino? Kad siuntė juos, jie matė santykį, kitokį santykį. Štai kas Petrui ir davė tą mintį. Štai tu esi gyvojo Dievo sūnus. Ne žmogiškas mąstymas atvirkščiai, ne? Tada Jėzus sako, iššalinčia to, ne? Bet dieviškas mąstymas, tu pripažįsti tai. Jis sako, aš paskelbiau jiems tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš juose. Štai koksai veiksmas, meilė. Matote, ir kai Jono laiškus mes skaitom, yra Apreiškimo knyga. Tada, Apreiškimo knyga, čia jau apie paskutinius laikus, ne. Apreiškimo knyga yra apie Jėzų Kristų. Tai yra Jėzus Kristus. Tai, kai jisai duoda. Tai yra gera žinia. Evangelija, tai kad Jėzus gyvena tavyje. Santykis. Ir dabar pasižiūrėkime tas įvykdymas. Tai kai mes čia žinome to teoriją, taip? Ne teorija, o kaip veikia gyvenime. 1 Jono laiškas, 2 skyrius, 20 eilutė. Jūs turite šventojo patepimą ir žinote viską. Įsivaizduojat? Žinote viską. Oho. Apie kokį čia žinojimą? Vėlgi sakau, čia ne koledžai, aš išmokau, supratau, kažkaip ne. Tai yra mano santykis, aš ir Dievas. Bet ne aš ir vienas Dievas, tai reiškia Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Ir mes tai turime, tai pasimato, kame, pasižiūrėkite, aš parašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos, bet todėl, kad pažįstate ją, o iš tiesos negali kilti joks melas. O koks yra melas? Melas labai paprastas, kaip melas tai, kas skaldo. Melas tai yra, kas priešinga Dievui. Ir mes šiandien kartais girdime tą melą. Dievas tave nubaus. Dievo tikslas nenubausti. Jis parodė Kristų. Ten buvo bausmė. Visam pasauliui. Dabar pasižiūrėkime toliau 27 eilutę. Bet patepimas, kurį iš jo gavote, pasilieka jumise ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs visko ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jūs pamokė, pasilikite jame. Štai kas buvo svarbiausia, kai Jonas dar rašė Evangeliją, laiškus ir Evangeliją, ir Apreiškimo knygą, dar stovėjo šventykla. Bet patepimas mokė. Trejybė mokė. Tas žodis trejybė vėliau parašytas, ne ten 3 amžiuje, bet esmė, tikintys turėjo pamatyti, va štai kas yra paslaptis. Štai ką daro Kristus. Štai kad patepimas, kaip mes skaitėme Jeremijo pranašystėje, tai nereikia, kad mokytų kažkas tai. Apie kokį mokymą kalbama? Santykiai.
Jis yra meilė, jis yra gyvenimas. Ir tada 4 skyrius, čia toliau, ne? 4 skyriui 1 Jono laiškas. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 6 eilutė. Mes esame iš Dievo, kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso, o kas ne iš Dievo, mūsų neklauso. Iš to pažįstame tiesos dvasią ir klaidos dvasią. Pamenate, čia žiūrėkite, mes skaitėme apie tiesos dvasią. Kas yra klaidos dvasia? Tai, kad Jėzus neatėjo kūne. Jeigu skaitysim 1 Jono ir 2 laišką, mes matysim ten, neatėjo. Jis dar kažkas tai netliko. Dar kažko tai reikia, dar reikia stengtis, dar reikia grįžti prie įstatymo. Nereikia grįžti prie įstatymo. Įstatymas nurodė į Kristų. Jis išpildė. Štai kur yra esmė. Žiūrėkite, sekant eilutę, mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. Štai kaip yra paprastas. Ir čia mes kalbam, palauk, bet Dievas yra teisingas, jisai toks ir toks. Dabar žiūrim į Dievą. Koks yra tavo Dievas? Geras ar piktas? Bet čia yra kartu, ne kartu. Supraskite, jis yra meilė, jis yra gyvenimas. Jo charakteris atsiskleidė būtent per Kristaus kryžių. Jis kentėjo ant kryžiaus, jis pasirinko Dievo valią, tėvo valią, taip? Ir mirtis ant kryžiaus ir prisikėlė, parodydamas štai, kur yra pergalė. Štai ta paslaptis. Kad dabar šitas gyvenimas, kaip mes sakome, 7 ir 8 eilutė, čia kalbam apie meilę. Čia reikia koks gyvenimas. Turi tikėjimą. Kaip veikia tave tikėjimas? Čia pasakyta, mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Čia nekalbama apie, dabar empatiją, dabar tas meilė yra iš Dievo, tai yra pats Dievas yra dabar tavyje. Jis yra meilė, jis yra gyvenimas. Ir dabar šitą gyvenimą, kaip sakau, tu dalini, tu eini. Ir kaip aš iš savęs dalinsiu? Tai, ką Kristus padarė tavyje. O ką Kristus padarė tavyje? Jis nuplovė, apvalė švarus. Tam, kad jo meilė, tai reiškia jo pagrindinis dvasios vaisius ir visi kiti vaisiai, bet jo meilė atsiskleistų. Taip pat jis davė Kristaus protą, kaip mes įskaitėme, ne? Ir korintiečiams ten pasakyta, bet kokia esmė? Tai reiškia mąstymas dabar ne taip, kaip aš, taip, pagal senus tos dalykus, įsivaizdavimus, kaip man atrodo. Ir dabar tas metanoja, kaip mes sakome, dažnai taip suvedama ta atgaila, ta žodis, atgailos malda ir viskas, ne. Metanoja tęsiasi visą amžinybę, visą gyvenimą. Tada kaip, tai ką reiškia stengtis, bet būtent čia ir yra, kai yra mokymai, kalvinizmas, tu išrinktas ir tik Dievas su išrinktaisiais dirba, su kitais nedirba, mes jau darom atskirimą. Tas pats su arministais, aš turiu labai stengtis, kad išgelbėtas būčiau. Ar matote, tai yra mokymas. Kristus parodo, kad štai kas yra mokymas, patepimas, apie kurį mes skaitėm. Ir tai, ką jis viską padarė, kad jo meilė, jo ramybė, jo džiaugsmas, dabar kur tu bebūtum, kur tu beeitum, būtų tai. Ne tik tada, kai tu eini į kalėjimą. Į kalėjimą, čia, palauk. Namuose, ryte, vakare, eini į parduotuvę, ramybė, meilė, džiaugsmas. Visada. Nes visada. Dabar jau Dievas su tavim. Kai mes ir skaitėme, šita, sako, jinai bus jumyse, tiesos dvasia. Tiesa, jinai buvo, atėjo, tas kalavijas, jis atskyrė kas sieliška. Tam, kad dabar susijungtum su Dievu. Atskirimas ir įvyko tas atskirimas, ant kryžiaus, kad įvyktų susijungimas. Kryžius nurodo į dangų, taip? Susijungia. Per Kristų atskirimas, kad būtų susijungimas. Ir kai mes skaitam Jono, tai ką Jonas užrašė, paskutinės jo knygos, yra Apreiškimo 21, kai mes matome apie tą naują. Bet tas nauja, norėčiau nuo pirmos eilutės, kad mes, įsivaizduokit, dabar skaityčiau, jeigu pirmą kartą iš vis Apreiškimo knygą. Ir girdėčiau Evangeliją, kad Dievas taip pamilo tave, kad jis gyventų su tavim, turėtų santykį, jis būtų tavyje. Ir dabar čia pasakyta, žiūrėk, Jonas rašo, palikim religijas, pažiūrėkime, Jonas užrašo, ir aš pamačiau naują dangų. Jonas, žmogus, kuris susitiko su Jėzumi, jis turi dabar naują sandorą. Ką tai reiškia naują sandorą? Pamačiau naują dangų, naują žemę.
Nes tas taip sena praėjo, nukaršos, sudegino, ryjanti ugnis. Dabar naujas dangus, nes pirmasis dangus, pirmoji žemė pranyko ir jūros daugiau nebebuvo. Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę. Ne ten, kur dabar šaudymai vyksta ir raudų siena. Naująją Jeruzalę. Apie ką čia kalbama? Apie naują santykį. Ir Jonas tai matė. Nužengiančiai iš dangaus nuo Dievo, jie buvo aprengta kaip nuotaka, išpuošta savo sužadėtiniu. Ir išgirdau, supraskite, pirmą eilutę sako, pamačiau, o dabar išgirdau. Galinga balsas skambant iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių, jis apsigyvens su jais ir jie bus jo tauta ir pats Dievas, jų Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes kas buvo pirma, praėjo. Tai čia dar bus. Ne. Apreiškimo knyga yra apie Jėzų Kristų. Čia Jėzus Kristus yra. Jis nušluosto ašaras. Jame nėra mirties. Kai jis yra tavyje, jis niekada nepaliks. Ant kryžiaus Jėzus irgi Dievas nepaliko, tėvas. Neįmanoma išskirti. Bet va tuo metu taip tas atskirimas, kaip sako, tautos išskirimas buvo tam, kad įvyktų susijungimas. Ir kiekvienas žmogus sukurtas, kad tu susijungtum, kad susijungtų su Dievu. Kad santykyje šitam nebūtų atskirimo. Nes kas yra atskirimas? Labai paprasta. Pyktis, pavydas, susiskaldymai. Tai yra atskirimas. Nuo ko jie kyla? Prisimint kiekvienas gali, ne? Man to reikia, o aš neturiu. Neteisinga taip. Aš turiu turėti, ar ne? Ir tas pats, čia kaip sakau, pavydas ir pyktis. Tada žmogus nepatenkintas. Tada susiskaldimas, mūsų tikėjimas teisingai. Ir dabar šiandien, jeigu taip 3 tikėjimai susitinka, krikščioniški tikėjimai turi minti, dabar evangeliškiausi tikėjimai. Mes teisingi, jie nelabai. Tai reiškia, jie eina į pragarą. Atskirimas. Kas yra pragaras? Ten, kur nėra Dievo. Aš atskiriu. Ir matote, kai čia, dabar jeigu tai įvyksta, bet pažiūrėkite 5 eilutę, Apreiškimo 21:5, sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Jis sako, man rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man pasakė, įvyko. Kitaip sakant, atlikta, rusiškai sviršilas. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio. Nugalėtojas paveldėsi viską ir aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus. Štai kas yra tiesos dvasia. Tiesos dvasia parodo, koks yra tėvas. Parodo jo charakterį, parodo jo grožį. Ir sakau, viskas parodo ir aš turiu? Ne, visą amžinybę. Jis tau parodo, jis keičia tave. Tu keitiesi. Tu nustoji pagal Seną testamentą draskytą kisą, ne? O ką tu darai? Naujas santykis. Nauja kalba. Naujas charakteris. Netgi naujas tonas, ne, kai mes skaitom Seno testamento kartais, norisi taip ryjanti ugnis. Bet naujas, intonacija nauja. Va štai, ką Dievas dabar tavyje daro. Ir visa kūrinyje dabar taip iš tikrųjų yra susijusi su Dievo Tėvu, su Dievo Sūnumi ir Šventąja Dvasia. Visa kūrinyje. Kai mes matome, kad tai būtent tai, ką Evangelija padarė. Žodžiu, palauk, bet Evangelija nepaskelbta iki žemės pakraščių, bet supraskite, Evangelija, kai aš anksčiau skelbdavau, tai atpildas už nuodėmę mirtis. Gerai. Kas yra nuodėmė? Ir ką Jėzus padarė? Kaip Jėzus vadinamas? Avinėlis naikinantis pasaulio nuodėmę. Ir va štai čia ir yra. Jis atėjo, Jono Evangelijai, galima pažiūrėti dar kartą. Čia pasidalinsiu, ką aš naujo irgi pagal tos vertimus supratau šiek tiek. Mes jau šitą skaitėm, bet vis tiek. Čia anonsas. Žiūrėsime sekančius kartus į Evangeliją, ne? Apie patį Jėzų. Pirmos 3 eilutės Jono Evangelijos. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas yra atsirado. Ir būtent ten, tam vertime, kuris artimas iš žydų kalbos ir išverčiamas, ten įrodoma apie tą artumą, apie tą veidą, apie tą, kad buvo pas Dievą, tai buvo jo veide. Pamenat, mes praėjusią kartą kalbėjome apie jo veido šviesą, apie tai, kad mes veidas į veidą žiūrime dabar.
Pamenat, kaip Korintiečiams 2 Korintiečiams 3 skyriuje. Ten apie ką kalbama. Mozė buvo dangalas. Ne ten toliau 4-5 skyriuje, bet ten dangalas. Ir mes matome, tai pakartoto įstatymą, jis buvo reikalingas. Dabar per Kristų nėra dangalo. Mes turim bendravimą. Mes galim bendrauti ir vat mūsų akyse žmogus mato Kristų ir tada aš matau Kristų, nes įvyksta susijungimas. Kai žmogus patikė Evangeliją gerąją žinią, kad Dievas myli jį, kad Dievas nuplovė ir ta vyksta ta atgaila, tai reiškia vyksta tas virsmas. Trejybė pradeda veikti. Ir čia dingsta mokymai išrinkti, neišrinkti. Kurie čia išrinkti, kurie ne. Likutis išrinktas. Apie likutį mes neskaitėme, kad tai buvo tie apaštalai. Tie, kurie išlaikė, tie, kurie patikėjo, priėmė Kristų, dauguma atmetė. Pagal Jono Evangeliją čia, taip. Bet dabar, ką mes matome, kad Jėzus atėjo, jis įsikūnė, mirė, prisikėlė, kad atnaujinti sąjungą. Sena sąjunga buvo tik tai su žydais. Dabar yra sandora, susijungimas. Ir tai keičia viską. Keičia mūsų santykius, kai mes pripažįstame tai, kai mes patikime juo. Ir pasižiūrėkite, pabaigai dar vieną eilutę, 2 Korintiečiams, kaip minėjau, vis tiek pasakysiu, ne? 2 Korintiečiams, 3 skyrius. Ir čia pirmose eilutėse pasakyta, ne, kad mes esam laiškas įrašytas mūsų širdyse, jūs esate ne visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Tai vat mes dabar laiškai. Kas ten įrašyta? Nuo 4 eilutės, pažiūrėkite, tokį pasitikėjimą Dievu mes turime per Kristų. Ne todėl, kad būtume patys tinkami, ką nors sumanyti, tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti naujosios sandoros tarnais, ne raidės, bet dvasios, nes raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Korintiečiam 15 taip pat parašyta, kad ne, antras Adomas tapo gyvybę teikianti dvasia. Dabar žiūrėkite, dvasia teikia gyvybę. Tai kaip čia dvasia? Taip. Per Kristų jis pažadėjo, pamenat, atsiųs guodėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Neįmanoma jau išskirti. Tu mėgaujasi Dievu, tu turi tiesos dvasią, bet būtent, kad čia tas padarė tinkamus būti naujosios sandoros tarnais. Ir tiesos dvasia, va tai atveria tą Dievo grožį. Klaida, jeigu paimsim pagal Jono laišką, ne? Arba Galatams laiške, kas skelbia kitą Evangeliją, tai būna atskirtas. Bet kodėl tai buvo pasakyta? Dėl kad veikia dar atskirimas. Dar stovėjo šventykla tuo metu. Dar ateidavo tie, sakė, kur palauk. Viskas gerai, kad jūs laikote šitos sandoros, naujas, Kristus gerai, bet laikomės dar į senosios. Ir kas vykdavo? Atskirimas. Dabar jau nėra. Dabar vienintelis dalykas, per kaip tai pasireiškia, ne? Meilė. Žiūrėkite, kaip aš žiūrėsiu. Čia aišku, kai turi vaikus, tu turi skirtingą bendravimą su kiekvienu vaiku. Ir tai yra įvairus bendravimas, tai yra kartais toks auklėjimas, žaidimas, bet koks santykis, laiko praleidimas, bet tai yra nuoširdus santykis. Tai yra tėvo ir vaiko, ar ne? Ir va ta paslaptis, kai mes dabar turime naują sandorą, va čia kaip ir sako, padarė mus tinkamus būti. Mes jau tinkame, mes jau Dievo vaikai. Sūnus Palaidūnas, jisai sakau, bet gali vėl pradėti kiaulės tenai, norėti kiaulių ėdalo. Noras keičia. Čia ne mes darom, čia jis daro mumis. Tu jau nenori kiaulės ėdalo. Tu supranti, kokią kainą sumokėti. Tu suvoki, va tai protą tavo pakeičia. Todėl, kad tu jau tai darai iš meilės. Tu sukurtas tam, kad mėgautis Dievu. Ir mėgautis va tuo gyvenimu, kurį jis davė. Bet tiek sunkumų, tiek blogio. Bet tai ir yra sunkumai tie, kaip mes skaitome taip, kad vyktų šventosios dvasios mokymas. Kaip tai šventosios dvasios mokymas? Kas čia per dalyką? Žiūrėkite dar kartą. Tiesos dvasia, jinai tu priimi ją, pažįsti. Yra su jumis, bus jumise. Ir va tas mokyti reiškia pažinti tėvą.
Per Sūnų šventąja dvasia. Ir tai yra didžiausias turtas. Tai, ką mes turime. Tai didžiausias turtas tada yra esantis žmogus šalia. Koks jisai bebūtų. Kartais atrodo, toks jisai sunkus. Taip jisai sunkiai ten kažką tai kalba ir supranta. Ne. Dievo akimis tai jau matai kitaip. Todėl, kad jisai duoda tau naują regėjimą, naujus sakinius. Nes jeigu šitie akiniai blogai mato, jis duoda naujus, naujas tas linzes, naują matymą. Dieviškai. Taip kaip jis mato. Ten, kur jau nėra pasmerkimo, o ten yra malonė, ten gailestingumas, meilė, apkabinimas, kaip tėvas apkabina sūnų. Ir va taip dvasiškai mes vienas kitą apkabiname. Priimam vienas kitą. O erškėčiai rusnys jau sudegė. Kalno pamokslas, vat būtent ir yra, kad jau, tai yra ne teorija, tai yra praktika tikinčio žmogaus gyvenime, santykėje su Viešpačiu. Pabūkime.